Vykdant procesą vadinamą fotonų fotografiją, Affymetrix užkoduoja genetinę informaciją iš žmogaus genomo į genų mikrogardelės mėginių masyvus. Gamybos procesas naudoja šviesą tam, kad selektyviai aktyvuoti tam tikras mikrogardelių vietas. Po to eina cheminė reakcija su DNR gaminimo blokais, kartojant šviesos aktyvinimą tam tikrose vietose, ir tai leidžia daugeliui DNR mėginių būti užkoduotiems mažame plote. Kai mikrogardelės dydis sumažinamas užkoduotų genų skaičiumi paprastame genų mėginyje, informacijos kiekis didėja eksponentiškai. Naudojant genų mėginio skystąją būseną, testuojamas mėginys įdedamas į DNR mėginių masyvą, kur vyksta hibridizacija. Kiekvienas mėginys ant stikliuko yra DNR pluoštas. Hibridizacijos rezultatas yra, kai du komplementarūs DNR pluoštai susijungia ir suformuoja DNR kompleksą. Kaip pavyzdys bando susijungti su kitais DNR pluoštais, jam nepavyksta, kadangi jis turi galimybę susijungti tik su savo komplementariu. Dėl to, kad kiekvieno pluošto buvimo vieta yra žinoma, mokslininkai gali nustatyti tikslę DNR bazių seką, geno buvimą ir to geno mutacijos statusą. Mokslininkai iš pradžių paima DNR mėginius iš neužkrėstos ir iškrėstos ląstelių, mRNR yra gaunama iš kiekvieno augalo ląstelės pavyzdžio. Tada iš mRNR padaroma stabilesnė komplementari cDNR. Užkrėstas pavyzdys fluorescentiškai nudažomas raudonai, o neužkrėstas žaliai. Vėliau abudu DNR pavyzdžiai yra sujungiami. Sujungto ir suskystinto DNR pavyzdys yra užlašinamas ant mikrogardelės. cDNR susijungia su savo komplementaria dalimi. Mokslininkai žino, kad fluorescentiškai nudažytos dalys tvirtai susijungs tik su savo komplementaria cDNR, tačiau nesusijungs su niekuo kitu. Taigi jie įdeda mikrogardelę į lazerinį skenerį po hibridizacijos tam, kad elektroniškai nuskenuotų medžiagą. Mikrogardelė yra apšviečiama lazerio tam, kad identifikuoti fluorescencinėms spalvom nudažytus cDNR. Kompiuteris nuskaito šią informaciją, suskaičiuoja skirtingų spalvų raudonos ir žalios taškelių kiekį ir identifikuoja, kurie genai yra išreiškiami užkrėstoje ir neužkrėstoje augalo ląstelėse. Čia jūs matote, kaip mikrogardelių pavyzdys dedamas į lazerinį mikrogardelių skaitytuvą. Dedama yra pavadinimu nuo savęs, užfiksuojama ir uždarom. Taigi, tai yra DNR mikropluoštų hibridizacijos kasetė AHC1x24. Joje vienu metu gali hibridizuotis 24 atskiri mikropluošto mėginiai. Ši guminė dalis nusiema. Kiekviename iškilime yra skylutė. Į tas skylutės lašinami DNR mėginiai. Dabar jūs matote, kaip reikia išardyti DNR mikropluošto hibridizacijos kasetę. Iš pradžių atsargiai atsukame varžtelius esančius ant kiekvieno kampo. Ši hibridizacijos kasetė gali būti naudojama labai daug kartų. Atsukę, mes tiesiog nuimame viršutinę dalį, pamatome tai vadinamą gaskę tarpinę dalį tarp mikrogardelių pavyzdžių. Ji gali būti plaunama ir išimama daug kartų. Labai paprasta ją įdėti atgal, tiesiog uždedame ten, kur turėtų gulėti ir šiek tiek spustelime. Čia matote, kaip išimama stiklo plokštelė, ant kurios yra DNR mėginiai. Ją galima laikyti tik už kraštų, kadangi ant paviršiaus yra 24 mikrogardelės, kurių liesti negalima. Apžiūrėję mes įdedame pavyzdį atgal ir paspaudžiame į šonę esančių varžtelių. Paimame viršutinę dalį, patikriname ir gerai uždėjome tarpiklį ir vėl uždedame atgal, taip pat kaip buvo uždėta prieš tai.
Paskui mes užsukame visus varžtelius ir nestipriai priveržiame. Po to tarpinė, per kurią pilamas DNR, padedame ant stalo kūgeliais į viršų ir atsargiai uždedame hibridizacijos kasetę. Taigi jūs matote, kaip lengva naudoti šiais kasetes, jas išrinkti ir sudėti atgal.